aš ten savo vaikui pirksiu Toyota, jeigu, žinai, ten mes, žinai, private jetais skraidom. Verslas, boksas, visos tavo patirtis. Kaip tu jautėsi? Tave slėgė ar motivavo? Motivavo, 100% motivavo. Tai koks pirmas tavo čekis buvo? Gal kokie apie 10 000 daugiausia buvo. Buvau, atsimenu, įsitikinęs, kad viskas. Išparduosiu viską, $1 000 000 uždirbsiu ir nei vieno pardavimo negavau. Turtingas Amerikoje, tai čia yra nesuvokiami mastai. Čia tik tai gal 5 žmonės ant visos Lietuvos gali pakonkuruoti su tais mūsų turtingais Amerikoje. Los Andžele, tai žinai, kaip su Roveriu privažiuoja, su Rolls Royce'u kažkas privažiuoja, tai man irgi tas toksai buvo, vieną dieną. Kokia yra bokso virtuvė, truputį papasakok? Labai stipriai visi dirba. Tikrai, kartais būna žmonės sako, o šitas boksininkas gavo ten 20 milijonų už 30 minučių. Tai ne 30 minučių, tai buvo metai pasiruošimo. Aš žinau, kad tu esi prisilietęs prie Hollywoodo pasaulio. Turėjau porą atrankų Netflix'ui. Kur esi nusifilmavęs? Buvau vieną gavęs Walking Dead, kitas kažkokią tai serialą su Jennifer Lopez, su David Guetta vieną, kitas su Jacob Sartorius. Klausyk, aš nieko nemačiau, prašau man viską siųsti. Sveiki visi, sveiki sugrįžę į La La Land. Tai šiandien pas mane yra ypatingas svečias. Žinot, visada, kai kalbu su kažkuo apie Ameriką, visi žmonės dažniausiai taip įsivaizduoja, bent jau tie, kurie negyvena čia, kad Amerika yra svajonių šalis, galimybių šalis. Iš dalies tai yra tiesa, bet šiandien norim pakalbėti apie Ameriką truputėlį kitaip. Iš augimo pusės, be rožinių akinių ir be to viso hollywoodinio glamūro. Tai mano studijoje šiandien yra ypatingas svečias, Dajanas. Labas, Dajanai. Sveiki, sveiki. Labai malonu, kad tu čia atvykai su manim pasiplepėti. Ačiū, kad pakvietėt. Tai Dajanas į Ameriką atsikraustė 9 metų, pirmiausia į Sietlą, paskui į Los Andželą. Taip. Turėjai labai įdomias patirtis kaip vaikas, kaip paauglys ir dabar jau kaip suaugęs vyras. Taip, taip. Ką labiausiai iš to laikotarpio prisimeni, kai buvai vaikas ir apskritai, kaip jūs atsiradot Amerikoje? Buvo sunku išvažiuoti, nes visi draugai Lietuvoje, 3 klasė, tai iš viso angliškai nekalbu. Jo. Tai net neįsivaizduoju, kaip ten yra, kaip viskas vyksta, žinai, apart filmų, kur mačiau. Tai buvo toks kaip mystery. Tą momentą. Ką tu prisimeni? Tu vis tiek gyvenai Lietuvoje visą vaikystę, 3 klasę ir tau tėvai pasako, viskas, kraustysimės į Ameriką. Dažnai tau buvo šokas, tu nežinai, dažnai girdžiu, kad vaikai labai priešinasi, nenori, žinai, palikti savo draugų, klausiu, nes ta visa integracija į tą socialinį gyvenimą yra tokia sudėtinga, kokia buvo tavo patirtis. Tai pirmiausia atvykote į Sietlą, kaip ten buvo, kaip klasė, kaip klasiokai? Tai pirmus 2-3 mėnesius nelabai supratau, kas vyksta, nes išėjau iš, Lietuvoje mokyklinė sistema, galiu pasakyti, sunkesnė. Sunkesnė? Jo, 100%, kaip prie manęs pradėjo popierių pirmą matematikos ir buvo ten, kas yra 2x2, 2x3. Čia 3 klasėje? Jo, 3 klasėje. Amerikoje? Amerikoje, taip. Žiūriu į popierių, galvoju, gal man... Tu durnas, nedurnas? Kažkokia, tai žinai, keista klasė mane įdėjo, žinai. O par to, ten knygom nieko nesupratau, neišėjo skaityti, neišėjo rašyti. Ekstra turėjau daryti, kad mokintis anglų. Bet apart to, pati mokyklos sistema, tai Amerikoje labai lengva buvo. Kaip tu susiradai draugų? Tau buvo lengva? Iš pradžių nelabai. Tokia, atsimenu, irgi 3 klasės, tokia mergina, iš pradžių susipažinau. Irgi angliškai nekalbėjo. Tai kaip jūs susikalbėjo? Tai va tas ir buvo, nelabai susikalbėjom. Aš nesupratau, ką jinai sako, jinai nesupranta, ką aš sakau. Ir po to, kaip jau pradėjau kalbėti ir taip ir buvo, žinai, vienas atsirado, kitas atsirado draugas ir taip ir prasimušiau. Tu nesijauti toksai outsideris, nebuvo, pavyzdžiui, aš prisimenu, pradiniai mokykloje buvo tos vadinamos šaikos, žinai. Šustrų šaika, tų tokių biški lėtesnių, lopesnių šaika. Tai tavo ta grupė šaika turėjo būti, kur nesusikalba vieni su kitais ir tipo, žinai. Iš pradžių to, kaip ir sakau, iš pradžių net nebuvo jokio šaiko, žinai, Lietuvoje tarp kiekvienos pamokos yra pertrauka. Taip. Tai man irgi toksai buvo siurprizas. Ten nėra pertraukų? Iš pradžių, 3 klasėje, pavyzdžiui, nebuvo. Buvo 2 pertraukos. Tai buvo pietus ir
nutrition, kur ten, žinai, goldfish'ą čipsų suvalgai ir 5 minutės ir viskas. Geras, šito nežinojau. Jo, tai pirmą dieną neturėjau kaip pasakyti, bet galvoju buvo, o tai kada antra klasė? Nu, nes pertraukos tai nėra, mes, žinai, iš vienos klasės į kitą, aš kaip nesuprantu, ką ten kalba mokytoja. Tai taip ir sėdžiu, galvoju, blem, nu čia yra ilga klasė, 3 valandas jau sėdėm. Tu tiesiog nesupratai, kad čia jau keičiasi. Keičiasi kad, pamokos. Taip, be jokios pertraukos. O šiaip su draugais nebuvo jokių šaikų, 3 klasėje nors tiesiog, žinai, su visais bendrauja ir tada, žinai, vienas geresnis draugas, kitas geresnis draugas ir viskas. Kiek jūs metų pragyveno Seatle? Metus, nepilnai. Metus. Ir paskui išsikrausėte į LA? Jo, paskui į Marina del Rey. Tai tau buvo kiek jau? Aš buvau 4 klasėje. Į 9 metai, 10 metų kažkas tai. Tai jau šnekėjai angliškai? Jo, jau pilnai, jau susikalbėjau. Tai čia ir tikriausiai labai gerai, kai sako, kad vaikai labai imlus, labai greitai ir kalbą išmoksta ir prisitaiko, tai kai persikėlė į LA, buvo šokas tau? Buvo šokas iš kitos pusės. Todėl, nes pirmiausia, tai visi filmai čia yra, tai žinai, tai būna, pravažiuoja vieną vietą, o čia aš mačiau tam filme, o čia mačiau tam filme. O po to šokas buvo, kaip įsivažiavau jau į mokyklą, kaip žiūriu, vieną dieną atsimenu, buvo, kaip šiandien pasakyti, serial commercial, reklama. Taip. Ir žiūriu ant televizoriaus viena mano klasiokė toj reklamoj. Man toksai buvo. Kaip taip? Kaip tai man pasivaideno gal ir po to klasėje paklausiu, tu reklamoj buvai? Sako, taip. Tai buvo čia nenormalu, kad taip tiesiog yra. Ir tada irgi, žinai, žiūri vieno tėvas, ta žmogus, kito tėvas, ta žmogus. Ten vieno tėvai ir aktoriai buvo tokia YouTuberių šeima, vadinosi Shatards. Jie kaip buvo ta pati pirma, kuri YouTube atvežė tą Family Vlogs. Aha. Tai irgi jų sūnus ir dukros ėjo į mano mokyklą. Nenormalu, kad taip, kad čia, žinai, tikri žmonės tuo metu nors. Žinai, aš prisimenu, kai aš mokiausi mokykloje, tai pas mus irgi buvo ten, žinai, ten turtingų ar ten kažkokių tai žymių žmonių vaikai. Ir tas socialinis skirtumas, nors, pavyzdžiui, aš buvau gimnazijoje, pavyzdžiui, čionais vaikai su uniformom eina į mokyklas ar ne? Privačiose mokyklose. Privačiose. Ja. Tai, pavyzdžiui, mano atveju aš buvau ir neuniforminiai mokykloje, paskui uniforminiai, bet labiausiai prisimenu tuos skirtumus socialinio gyvenimo, kai buvau Saulės gimnazijoje. Saulinę aš baigiau Kaune, viena geriausių gimnazijų. Ir nors ir mes visi su uniformom vaikščiom, bet vis tiek tu gali iš batų, iš paskui jau mašinų atpažinti, žinai, koks yra kieno, kokios šeimos lygis. Ir aš gerai prisimenu tą jausmą. Aš žiūrėdavau, žinai, nes aš esu iš, šiaip mes tokie eko buvom tokiam lygyje, buvo tėvai, kada ir ten labai gerai gyveno, paskui mažiau, bet mano tėvai yra tokio kirpimo žmonės, kur kad ir gerai gyvens, vis tiek prisitaupys. Nežinai, ne to Amerikos stiliaus, kad jau uždirbi, leidi savo viską, žinai, kaip no tomorrow, žinai. Sovietiniai žmonės, jie biški kitaip mąsto, žinai, visą laiką pasiruošia blogai dienai. Ir tos pompastikos niekada nebuvo, net tada, kai jos galėjo būti, tą noriu pasakyti. Ir man žiūrinti tuos vaikus būdavo toks, palaukit, kai aš uždirbsiu babkių, man, pavyzdžiui, motyvavo, tave motyvavo ir labiau slėgė, kad toksai, žinai, o aš čia, žinai, tipo, kad kažkas reklamai, nes turtingas Amerikoje, tai čia yra nesuvokiami mastai mūsų šalies žmonėm. Čia tik tai gal 5 žmonės ant visos Lietuvos gali pakonkuruoti su tais mūsų turtingais Amerikoje, ne? Kaip tu jautiesi, tave slėgė ar motyvavo? Motyvavo, 100% motyvavo. Kaip perskraušiau į kitą mokyklą, sakykime, jau 5 klasėje, viskas vėl nurimo, nes jau nebebuvo Los Andžele, bet Los Andžele, tai žinai, kaip su roveriu privažiuoja, su Rolls Royce'u kažkas privažiuoja, tai man irgi tas toksai buvo, vieną dieną. Šiaip iš tikrųjų labai fainai girdėti, žinai, kad tu irgi taip jautiesi, nes čia aš tikrai turiu ne vieną draugę ir ne vieną šeimą, žinau, kur ne vieną vaiką turi. Pavyzdžiui, kai kurios mano draugės yra ištekėjusios už vyrų, kurie jau yra sukūrę šeimas, jų vaikai yra, pavyzdžiui, jau didesni, užaugę ir ten tavo metų. Ir žinai, man kas yra liūdniausia, matyti tuos vaikus tose vadinamose privileged šeimose, kada tu turi visas galimybės peraugti savo tėvus. Aš kaip visą laiką sakau,
iš esmės pagal visas taisyklės vaikai turėtų peraugti savo tėvus. Ar ne, pagal viską, bet nebūti jų šešėliai ir, žinai, tokie mažesni. Tai čia pagal tos visas evoliucijas. O čia matau labai iš tikrųjų daug vaikų, kurie gauna viską ant lėkštuvės. Pavyzdžiui, mano, įsivaizduok, draugės vyro vaikai važinėja ten su dživeganais, įsivaizduok, jiem ten 16-17, o tėvo pozicija yra tokia, nu kaip aš ten savo vaikui pirksiu Toyotą, jeigu, žinai, ten mes, žinai, private jetais skraidom, arba ten, pavyzdžiui, kaip jisai eis į darbą, nu, tos, kaip sakant, paprastus darbus dirbti, jeigu jisai atvažiuoja su geresnė mašina, negu kad biznio savininkas. Sunku, aišku, Los Andžele pačiam 100% blogiau, bet ten neužaugo, nu, kaip žinai, 4 klasėje, nu, 3-4, 5 biški, to nebuvo tarp vaikų, bet buvo kaip čionais jau, žinai, 16 metų ir jau, žinai, pradeda vairuoti ir tu jau žiūri, kam žinai, ką kas nuperka. duoda. Jo, ir jo, visokių tai atveju buvo, pas mane mokykloje buvo vienas, mano pažįstamas, gal draugelis net pasakyčiau. Jo tėvas kolekcionavo mašinas. Daug turėjo. Bet sūnui davė ten senesnį Chevroletą, žinai, nieko tokio rimto. Jisai linksmas buvo su ta mašina. Nesvarbu, kad tenais, žinai, tėvas turi 10 Lamborghini ir kažkiek tai ten Ferrari. Ir buvo kitų vaikų, kur ten Audi nuperka, žinai, BMW jau kažką tai kieto ir atrodo nėra jokio Excitementą, jo, ne? jokio excitementą. Vat šitas yra labai svarbu, kad aš, kaip sakau, bent jau mano patirtį ir aš kiek tave žinau, nes aš vis tiek, mes su tavim susipažinom, kai tu dar buvai vaikas realiai. Taip. Kiek tu buvo metų? Sakyčiau, kokį 13. 13-14. Jo. Tai aš ant tavo brendimo tave mačiau ir kiek apie tave žinojau iš tavo šeimos, apie visą tavo, žinai, tą augimą, kaip paauglystė, paskui, žinai, jau nebe paauglystė ir visa kita. Tai man atrodė, kad viskas pakankamai, ta prasme, biški duodama, bet ne iki galo, kad atsipalaiduot. Jo. Tas yra labai svarbu. Tai mes apie tai pakalbėsim. Aš žinau, kad tu esi prisilietęs prie Hollywoodo pasaulio. Kaip tu iš vis atsidūrei aktoriniam? Kaip viskas prasidėjo ir kada? Papasakok. Tai prasidėjo Los Andžele. Tuo pačiu metu, kaip maždaug mačiau, kad mano klasiokai reklamose ir ten, o kaip iš Lietuvos niekada net nebuvo tokio kaip mąstymo, kad kaip žinais papulti, nežinojom nuo ko pradėti. Ir tada taip, žinai, biški pajudi ir gavau agentą, gavau menedžerį ir pradėjau eiti į aktorių mokyklą. Bet vat matai, būdamas čia, vat būtent čia tu pagalvoji, kad va čia galėtų būti tavo kryptis, tikriausiai Lietuvoje gyvendamas net nebūtum sugalvojęs tokio dalyko. Ne, 100% nebūčiau. Net nežinau, net iki dabar negaliu pasakyti, ar Lietuvoje yra agentai, ar Lietuvoje yra menedžeriai, net neįsivaizduoju. Tai gerai, tai pradėjai su aktoriniu, tai susiradai menedžerį, pradėjai į mokyklą, papasako, kaip viskas vyksta, kokia yra eiga realiai, jeigu nori iš tikrųjų kažką pasiekti. Tai agentai siunčia atrankas, ten uždarytos, tai tiesiog pagal pakvietimų. Bet labai buvo daug, pavyzdžiui, aš nešoku, nedainuoju. Buvo labai daug, kur gavau, kur reikėjo arba šokti, arba dainuoti. Nu ir viskas. Ir viskas, ir atsistoji ir prie kameros, net neįsivaizduoji, ką daryti. Buvo gerų atrankų, kur irgi, žinai, ten kažkas tai jau įdomiau, bet taip ir eini į priekį. Ką gauni, niekada negali sakyti ne, nes vieną kartą pasakysi ne ir gali būti, kad negausi daugiau atrankų. Tai iš esmės vyksta tas toksai, truputį bandau sutapatinti su muzikiniu pasauliu, kad vis tiek tu daugiau turi sakyti taip, net jeigu tai ir nėra visiškai 100%, ką tu nori daryti, tam, kad pradėtų važiuoti, ar ne? 100%. Yra, sakykime, casting agents, kur matai, kad kartojasi. Tai jeigu kartais tu net negausi ten vienos atrankos, gal pasikvies tave į kitą. Gal pasikvies tave į jau paskutinio stadijos atranką vėliau. Niekada nežinai. Užtat visada turi stengtis būti pasiruošęs. Tai kur esi nusifilmavęs? Porą filmų. Nieko tokio didelio? Rimto, nieko tokio didelio.
buvau vieną gavęs su gana gerais aktoriais, vienas iš Walking Dead, kitas iš kažkokio tai serialo su Jennifer Lopez. Short film buvo. Jo, labai įdomus. Side character, muzikos video buvau daręs daug, su David Guetta vieną, kitas su Jacob Sartorius, kur... Klausyk, aš nieko nemačiau, prašom man viską atsiųsti. reikės. Nu tai fainai. Jo, ir 2 Scientology projektus. Eik tu savo. O, žinok, Scientology, man tai yra iš vis kažkokia mistika. Man ten atrodo, aš nežinau, ten kažkas yra. Tai ką tu ten darai? Tai vienas buvo teatras, tai gyvai reikėjo vaidinti, o kitas buvo serialas, kur aš net nemačiau paskutinio produkto. Bet nei vienam aš nebuvau pagrindinė dalis ir tuo metu net nelabai žinojau, kas tas yra Scientology. Ten, pavyzdžiui, kaip darėm tam teatrui pasiruošimus ir viską, tai buvo kita visai studija, kur mes darėm. Jo. Aš tik tai sužinojau, kai atėjau jau į teatrą ir žiūriu, kad Scientology pastate. O kitas buvo, kur serialas, kažkai tai aš irgi nieko rimto nebuvau tenais, tiesiog kaip background, porą linijų gal pasakiau ir viskas. Bet ten ranch, kur yra Kalifornija, toksai kaip didelis compound Scientology, kur irgi tuo momentu niekas netrodė ypatingo, iki tol, kol prieš porą metų žiūriu video ir tai galvoju, blemba, aš čia buvęs, čia filmavausi. O kaip ten atrodo viskas viduje? Ten iš tikrųjų taip, tokia mistika yra, nes, pavyzdžiui, iš pastato, jų šitų Scientology, čia bažnyčios, kaip jos čia vadinasi, kompleksija, ne, jų yra žiauriai daug. LA, aš ir gyvenau, kai Holivude buvo prie manęs vienas. Nu, labai daug yra ir jos visos, žinok, man atrodo kaip kažkokios psichuškės, ten viskas, žinai, vos neužkalti langai, uždaryta, viskas atrodo, kad ten, žinok, kažkokio kankinimo seansai ir būrimas vyksta, kažkoks gydymas galvos. Aš nežinau, kaip ten, tu kažkiek vidaus matei, kaip ten atrodo, ar ne? Iš viso net teatre, tai mes buvom tiesiog teatre įleidžiami. Ten kieme galėjom vaikščioti, kur tu viską ir gali nuo gatvės realiai matyti, arba teatre. Teatras tai kaip teatras atrodo. O ten, kur jau filmavomės, niekur neleido eiti iš vidaus. Vidui buvo studija, kur tu filmuojasi, tada restoranas, kur tu valgai, ne restoranas, ten šefai buvo. Ir tada kita vieta, kur ten tėvai laukia ir tu pats gali, žinai, tarp filmavimo būti. Ir į lauką niekur neleido, tiesiog į mašiną ir jau bum, išvažiuoji. Ten visur labai saugota buvo. Tai žodžiu, jie izoliavo jūs nuo visko, kad jūs nieko nepamatytumėt, kas tenais vyksta. Nu, tai pinigėlius pasiėmė už filmavimą ir, kaip sakant, pasirūpino, kad niekas nieko nešniukštinėtų. Iš tikrųjų, man pačiai kaip iš šou biznio, žinai, žmogui, aš, aišku, muzikiniam kely buvau, ar ne, bet aš puikiai žinau tas visas subtilybės. Ir šiaip apie Hollywoodą sklando daug istorijų, kad, žinai, pažintis labai svarbu. Ir aišku, aš jau dabar ir pati žinau, jeigu nebūčiau gyvenus, tai man čia, žinai, būtų kaip ir mistikos pasaulis, ne? Aš jau dabar irgi gerai žinau, bet kas liečia aktorinį, vis tiek labai būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę, ar kiek tame tiesos yra, kad šitoj industrijoje, ar iš vis įmanoma, ką nors be ryšių pasiekti? 100% įmanoma. Įmanoma? Jo, bet labai sunku. Turėjau būti labai išskirtinis aktorius arba per atranką turi kažką tai padaryti, kas jau labai išskirtinio, kad atsimintų tave. Aš turėjau porą atrankų Netflix'oj, ten serialuose, kur irgi galų gale mačiau, kad gavo kažkas tai, kas jau darė serialus su Netflix'u. Ir buvo porą kartų, kur irgi kažkam tai dariau atranką ir žiūriu, kažkas tai iš viso nežinomas gavo, bet įmanoma pasižiūrėti, kartais buvo, kaip jų atranka atrodė. Tada žiūriu, kad, make sense, kad gavo, žinai, geras aktorius. Nes labai daug, žinai, dabar ir tų skandalų buvo ir su Weinstein ir tai seksualiniais visokiais, žinai, dalykais. Mes nesigilinsime tai šiandien, bet daug tų gandų sklando ir iš tikrųjų net ne gandų, bet faktų, kad, nu, ta prasme, prakišami yra savi, arba ten, pavyzdžiui, vyksta castingas, bet jau iš tikrųjų žino, ką jie atsirinks. Tu esi pajautęs, kad, nu, ta prasme, gauna rolę ir tu toksai, tipo, kodėl? 100%. Taip irgi būna. Visada. Man taip nebuvo, kad aš
akivaizdžiai matyčiau prie savęs, bet kaip ėjau į tą aktorių mokyklą, būdavo, žinai, kad aiškina tas savininkas jau, kad gavo šitą, todėl nes tėvelis mokėjo už filmą, žinai, ten dėjo kiek milijonų, kad padaryti tą. Ir pilna tokių dalykų yra, bet neina toli tokie žmonės. Kas labiausiai tave nuvylė Holivude? Pavyzdžiui, pabuvus to industrijoje, pamačius viską iš vidaus, ėjus per tą, koks tavo buvo, gal ir nenuvylė, o jeigu nuvylė, tai kas? Negaliu pasakyti, kad nuvylė, bet tiesiog kuo toliau ėjau, pastebėjau, kad man nepatinka vaidinti. Nepatinka keltis 4 ryto, eiti pirmiausia ten savaitę, 2 savaitės iš eilės kažką filmuotis. Ir kartais tiesiog skaitai skriptą ir blemba, net galvoji, kas čia parašė taip, kas... Kokių grybų prisivargė. Jo, kokių grybų prisivargė žmogus. Bet vis tiek, žinai, kaip jau pasirašai kontraktą ir turi daryti. Tai aš tuo nenusivyliau, bet tiesiog supratau, kad nenorėčiau vaidinti. Ką tu iš vis, kaip dabar žiūri visą tą savo patirtį, kaip žmogus, ką tu pasiemi iš tos patirties? Yra kažkoks dalykas, kur sakai, tikrai labai naudinga man dabar šiai dienai, šiam gyvenime, tos visos patirtis ir tie visi įgūdžiai su aktoriniu. Gerai yra pamatyti iš vienos pusės kaip aktoriai. Kartais būna, kad, sakykime, direktorius ir parašė skriptą ir direktina filmą. Ir kažką tą aktorius bando pasakyti, aišku, aš buvau vaikas, tai aš nieko nebandžiau sakyti, bet kažkas tai vyresnis bando pasakyti, gal geriau būtų daryti šitai. Ir įsižeidžia žmogus, kad vos ne, kaip tu man gali vadovauti. Nors iš tikrųjų, žinai, klausai ir kartais atrodo, iš tikrųjų. Jo, būtų geriau kitaip daryti. Ir su ta idėja aš ir įstojau Los Angeles Film School. Noriu direktinti filmus. Producinti, direktinti filmus. Taip, biškai. Įdomiau gal. Įdomiau. Tai žodžiu, klausant tavęs atrodo tikrai, kad tiek daug, žinai, to hollywoodinio glamūro ir mažai stabilumo, kaip tu iš tikrųjų papasakok pasukai į boksą, nes aš nepapasakau ir nepasakiau klausytojam, kad tavo šeima yra labai glaudžiai susijusi su sportu. Ir man labai džiugu, čia mano toks proud momentas, kad tavo tėtis ir mama menedžina pasaulio čempionus. Tai tikriausiai visi žino Aleksandrą Usiką, Lomačenko, lietuvių mes turime Egiuką, ar ne? Taip. Kas dar jūsų portfolio yra? Žanibekas, toksai iš Kazakstano, Bahramas, dabar irgi šią savaitę kovos, kitą savaitę kovos. Nežinau, kada išleisit, bet gal jau laimėjo. Supratau. Tai žodžiu, aktorinis ir paskui boksas. Tai boksas, aišku, šalia tavęs buvo visada, tu skaityk augai prie bokso. Taip. Ar norėjai kažkada būti boksininkas? Jo, vienu momentu norėjau. Tuo pačiu metu maždaug kaip į aktorystę ėjau. Aha, čia galėjo būti kartu viskas ir boksuotis. Jo, ir treniravausi iki tol, kol pastebėjau, kad kasdieną eiti į salę ne man. Tu toks grynas verslininkas. 4 ryto nesikelsiu, čia per sunku. Geriau direktinsiu filmus. Neškit pinigus, o aš rašysiu skriptą. 100 kartų geriau. Aš irgi žinau panašiai. Man ten zulintas kūrinius, žinai, kaip sakant. Mes tokie, kaip sakyt, lengvesnių kelių. Ne, bet iš tikrųjų tai nėra lengvesnis kelias, tiesiog kiekvienas mes esam labai skirtingi. Tai kaip iš tikrųjų tu įsitraukei į boksą? Kada tas buvo momentas? Visada kažkiek tai buvau ir visada man patiko kaip fanas žiūrėti. Aha. Ar mūsų boksininkas, ar ne mūsų boksininkas, nesvarbu, visada žiūrėdavau. Ir važiuoti, ir taip gavosi, kad kaip jau galėjau vairuoti, pabiškį padėjau ten, pabiškį padėjau kitur. Ir kol augu, taip ir daugiau responsibility gaunu. Tai tą reikia daryti. Jau daugiau su šitu dirbu, sakykime, su nuo daugiau dirbu ir taip ir... Tau, pavyzdžiui, kaip paaugliui, ar ne? Nes čia toksai labai svarbus momentas iš tavo tos vaikystės pusės, ar ne? Augant tarp čempionų, matant tos, žinai, vyrus boksuojantis, tau tai buvo, irgi iš to vietoj tokia labiau motyvacija, ar tai tas buvo kaip spaudimas, kad aš irgi turiu, žinai, per jėgą įrodyti, kad aš čia, žinai, toks ir toks, aš galiu tą ir tą, nes tau, skaityk, šalia tavęs yra tokie, žinai, tokios personos ir asmenybės, kur, žinai, wow, ta prasme, čia insane. Ne, viskas motyvacija buvo, viskas tik motyvacija, nebuvo jokio spaudimo, kaip matau, kad eina į salę, sakykime, 1-3 kartus į dieną
Tai man irgi tuo metu norėjosi, man irgi reikia 3 kartus į dieną, kad būčiau Toks. toksai, kad man irgi sektųsi. Tai tau tikrai formavo ir mąstymą, ir pasirinkimus kaip paauglio, ar ne? Taip, 100%. Ir matyti, kaip interviu daro, ir matyti, kaip, žinai, žmonės žiūri į boksininkus, viskas tiesiog motyvacija buvo. Kokia yra bokso virtuvė, truputį papasako, kaip atrodo boksininkų diena? Vat, žinai, žmonės net nelabai įsivaizduoja, kiek daug pasirengimo fizinio, mentalinio ten yra, koks ten yra juodas darbas, iš tikrųjų daeiti iki to, žinai, čempiono pozicijos. Ja, labai stipriai visi dirba. Tikrai, kaip treniruojasi, tai 3-4 kartus į dieną skirtingus sportus daro, ilsisi tik sekmadienį, kur ir tai tenais, žinai, kažką tai su smegenim daro, kažką tai dirba su psychologist, ar kažką tai tokio, bet 2-3 mėnesius iš eilės visi tiesiog be sustojimo dirba ir kartais būna žmonės sako, o šitas boksininkas gavo ten 20 milijonų už 30 minučių. Tai ne 30 minučių, tai buvo metai pasiruošimo tam momentui. Taip. Kiek yra svarbu iš tikrųjų boksininkui visa managemento sistema? Ar tai prisideda daug prie jo sėkmės? 100%. Labai prisideda. Jeigu geras menedžeris, turi gerus advokatus, neapgausa kontraktų, turi pažintis, sakykime, belekas neteis ir nepasirašys su geru promauteriu, neteis ir nesigaus, kad tu iš karto paims ir kovosi ant televizijos, bet jeigu turi gerą menedžerį, kuris turi pažintis, biški greičiau. Jo, kaip su mano tėvų kovotojais, tai dažniausiai ir būna, kad ten, sakykime, 15 kovų, 18 kovų ir jau viskas, jau už diržą kovoja. Lomačenkos pozicijai buvo, kad antroji kovoja už diržą, trečioji laimėjo diržą. Tai labai priklauso. Žinai, aš esu buvęs vienoje iš jūsų kovų, dabar aš galvoju, kas ten boksavosi. Man atrodo, Lomačenko gal? Buvo Vegase. Vegase. Ja. Tai vat, ir kaip dažnai, vat, vis tiek, žinai, matai ir jūsų emocijas, ir boksininko emocijas, ir, pavyzdžiui, man ten kaip žiūrovui sėdint, aš, pavyzdžiui, nelabai ką išmanau apie boksą, man atrodo, tai laimėjo, o pasirodo, nelaimėjo. Kiek iš tikrųjų tų, žinai, vidinių dalykų yra, pavyzdžiui, aš girdėjau tokį gandą, kad Vegase būna labai daug tų, kaip pasakyti, kažkaip specialiai padaro, kad kažkas laimėtų ar nelaimėtų, nes yra jau dylas padarytas, žinai, on the side. Tai pasitaiko daug tokių, kad, pavyzdžiui, tu matai, kad realiai jūs laimėjot, o iš tikrųjų, vat, verdiktas yra kitas. Amerikoje labai būna sunku, kad dylas būtų padarytas, bet būna, sakykime, į Vegasą atvažiuoja kovotojas, kuris yra amerikonas, ir teisėjai, kurie yra amerikonai, gal net iš to pačio miesto, ir automatiškai gaunasi, kad daugiau, žinai, žiūrės į savo kovotoją. Kitose šalyse buvo taip, kad, sakykime, su vienu žmogeliu kovojom Afrikoje, kurį numušėm 3 kartus, 1 kartą išringo ir tikrai sutrankėm. Net nežiūrėjau aš iki galo, nes jau buvo aišku, ne? Nes jau viskas, jau 11 raundas galvoju, viskas, einu pietus pavalgysiu. Ir tiesiog už 15 minučių žiūriu, kad žinutę gaunu, kad pralošėm. Kaip, net neįsivaizduoji. O Amerikoje nelabai. Tiesiog favoritism būna. Tau, pavyzdžiui, vis tiek sukantis tokiam pasauliu, tavo draugam turėtų būti wow, žinai, nes, pavyzdžiui, aš kaip pasakau, kad, žinai, man netgi taip fainai, kai netyčia iš kalbos išeina tiesiog bendroje kažkokio kompanijoje ir kažkas, pavyzdžiui, pradeda apie Usyką kalbėti arba ten apie boksą ir aš kaip pasakau, o, mano draugai, tai žinokit, čia nežino, rimtai tas toksai, žinai, supažindink, norim pabendrauti, davai, žinai, tas toksai, tau buvo, tu jautei iš draugų, kad buvo tas toksai, kad biški, žinai, kaip būna, mes norim biški su Dajanu pabūt. Būna visai, bet negaliu sakyti, kad iš draugų tai ateina. Draugai mano jau pripratę, aš tos pačius draugus turiu nuo, nežinau, 10 klasės, 11 klasės. Pasisekė tau. Jo, taip ir nėra jau to tokio, kad wow, Usykas, tiesiog jau gyvenimas, važiuoji į Usyko kovą, kažką tai reikia daryti, važiuoji į kažkieno tai kitą kovą, nes darbas, ir viskas.
Bet būna aplinkui mane žmonės, kur žinai, ten nuotrauka, gal davai susitinkam su juo, kol čia nais Los Andželė, kažkas tai tokio būna. Būna. 100%. Kaip tu tai, ta prasme, tau būna malonu, ar tau būna toksai atmetimo principas, kad, kodėl lenda į mano darbinę aplinką, žinai? Ne, nei malonu, nei nieko, tiesiog kažkam tai, žinai, reikia pagalvoti, boksininkai yra entertainers. Taip. Ir jie uždirba savo pinigus iš fanų realiai, žinai, kas jos nori žiūrėti, tai tiesiog yra gerai, kad kažkas tai antiek žiūri į žmogų, kad jie nori susipažinti ir nori pamatyti ir jiems tai, žinai, yra wow. Tai smagu girdėti, galiu net pasakyti. Fainai. Tai pakalbėjom apie boksą, pakalbėjom apie aktorinį, Hollywoodas, sportas, toksai, žinai, viskas apie entertainment business, bet aš noriu labiausiai pakalbėti iš tikrųjų apie tavo paauglystę, nes visada žinau nuo tada, kai mes susipažinom, kai tu dar buvai, žinai, ten 13-14, aš jau tada mačiau pas tave verslo gyslelę. Man taip, žinai, net sutampa, nes visi, kas mane pažįsta, sako, tu tai verslumas. Tai kaip, iš kur pas tave tas atsirado verslumas ir kada pas tave atsirado pirmi bizniai? Pirmi bizniai atsirado, kaip sustojau aktoriauti, nes tuo metu, žinai, buvo biški pinigų iš to ir tai jau nebebuvo. Ir man visada mašinos patiko. Tai aišku. Ir tėvai visada sakė, kad jie man pirmą mašiną tik tais džipą. Tik tais. Sportinės mašinos man niekada nepirks. Nesvajok. Jo, net nesvajok. Čia dėl saugumo. Jo, dėl saugumo, grinai taip ir sakė. Ir aš taip pagalvojau, o tai jeigu aš uždirbsiu, tai tada kas? Tai sako, tai uždirbsi, tai ir nusipirksi tada, kaip tu uždirbsi. Tai taip ir prasidėjo ir tada, žinai, kaip YouTube'as yra. Ir žiūri, gerai žiūrim, kaip žmonės pinigus uždirba. Iš YouTube'o mokinaisi? Jo, lengviausia. Geras. Tai koks buvo tavo pirmas biznis? Susiradau tokį žmogų, kuris darė tuo metu dropshipping. Tuo metu buvo toks kaip naujas konceptas, kad tu net produkto nepasijėmė savo į Ameriką, tu tiesiogiai iš manufacturer Kinijoje tu ir parduodi. Per savo website, aišku, bet tuo metu nebuvo tiek daug žmonių, kur tai darė. Tai aš kažkaip tai pagalvoju, gerai, kokį produktą aš galiu pardavinėti, kad veiktų. Tai pakrovėjai. Visiems reikia pakrovėjo. Geras. Ir atsimenu, buvau susitaupęs ten 1,000, pasidariau website, viską susiradau, kaip ten automatiškai, žinai, kad ateitų pas klientą. Ir susiradau Instagramos puslapių, ten 3-4 gal, kur jau daug followerių turėjo, kad uždėti, žinai, savo reklamas. Ir jau buvau, atsimenu, įsitikinęs, kad viskas. Išparduosiu viską, $1 milijoną uždirbsiu, varysiu nusipirkti savo gerą mašiną. Ir nei vieno pardavimo negavau. Rimtai? Jo, 1,000 tiesiog buvo išmesta į tai. Aha. Ir tada pagalvojau, negaliu pardavinėti to, kad tu gali parduotuvėje nusipirkti. Kažką tai reikia geresnio. Ir tada pradėjau pardavinėti jewelry. Netikro aukso, tai ten, kur, žinai, atrodo gana gerai, ten pro detektorius nepraslystum, bet atrodo, jeigu taip tiesiog žiūri iš tolo, atrodo, kad tikras auksas, tikri deimantai. Čia tokie reperių, ar čia moteriški gražūs? Ne, reperių. Reperių, tos kultūros, tokios hip-hop kultūros. Ir tai visai gerai buvo, bet irgi, kadangi iš Kinijos ėjo, kai kurie daugiau užtruko, ten, žinai, 3-4 savaitės ir jau žmonės pradeda complaininti, refundų nori, ar per savo banką tiesiog eina, gauna refundą. Ir su tuo buvo problema ir taip ir irgi gavosi, kad kažkiek tai uždirbau, bet nieko rimto. Ir tada užėjau ant dėkliukų telefono. Susiradau irgi distributorių ir kažkaip tai per porą savaičių labai gerai ėjosi, kad sugalvojau, man reikia užsisakyti šitus dėklus, man jas reikia turėti pas save. Tai taip ir gavosi, užsakiau, printerį pasiėmiau ir pradėjau pardavinėti dėkliukus. Tai šitas paėjo biznis? Šitas labai gerai paėjo. Tuo metu, tai kaip 16 metų jau buvau, tai jau... Tai koks pirmas tavo čekis buvo? Toksai jau, pati didžiausia suma per mėnesį, kurį buvai užkalęs? Šiaip revenue buvo daug, profito daugiausia, gal kokie apie 10 000 daugiausia buvo. Bet kaip 16 metų,
Tai čia kosmosas. Tai čia kosmosas nebuvo net mano galvoj, kad kitą mėnesį tiek pat neuždirbsiu. Man tai buvo gerai, vieną mėnesį uždirbau 1, kitą mėnesį 10, tai kitas mėnesis bus 100. Nu, tai taip, normalu. Jo. Tai paėmiau ir išleidau visus tos pinigus. Užmiršau įsiųsti dėklus, užmiršau apie klientus, į e-mailus atsakyti, į reklamas patikrinti. Euforijai buvai, žodžiu. Bum, viskas, 30 dienų manęs nebuvo. Kai patikrinu, dar pasiduoda, labai gerai, liuks. Ir su draugais ten važiuoju, ir ten važiavau, ir restoranai visokie tai buvo. Ir tuo metu sportinę mašiną turėjau, ir ten ratus nusipirkau, ir dusintuvą nusipirkau, ir viską. Iki tol, kol pažiūriu, kad pradeda žmonės jau komplaininti, jau gana rimtai. Uždarė mano reklamos akauntą, tai nebegalėjau reklamuoti, kadangi 3 savaitės niekam nesinčiau dėklų. Sako, jūs užsimiršo tiesiog. Užtūsinai, žodžiu, užtūsinau. Jo, ir tada pradėjo žmonės chargeback daryti, tai jau bankas eina į minusą, reklamuoti nebegaliu. Ir užtruko ten kokį mėnesį, kol po biškį pradėjau judėti, bet jau kaip blogas reitingas buvo, jau nebepajudėjau biškį. Po šitą aš dariau gal kokį metus, gal 2 metus, nes tai vis tiek buvo judėjimas, vis tiek buvo pinigai, jie ėjo. Kažkiek tai, labai mažai, bet judėjo, bet visada pasimokinu iš klaidų. Ir taip ir nesugrįžau į šitą, į pardavimą. Pastebėjau, kad nebenoriu daugiau, žinai, daug darbo įdėti. Taip. Tau kaip iš paauglio pozicijos, ką tu galėtum, pavyzdžiui, gal išskirti, kokios yra kaip paaugliui, vaikinui motyvacijos užsidirbti ir sukti savo verslą? Dabar, aišku, pasikeitė motyvacijos, bet tuo metu tai buvo daiktai. Ten Louis Vuittonas, tuo metu Supreme buvo, mašina ir naujausias telefonas turėti. Tuo metu tai motivavo. Dabar tiesiog laisvė, daiktai nemotyvuoja, tiesiog, kad nereikėtų rūpintis apie pinigus. Ir viskas. Viskas kitas ateina. O jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume apie tėvus, žinai, nes kartais tėvai arba labai perspaudžia, arba labai atleidžia, žinai, vadeles. Kur yra tas balansas? Pavyzdžiui, kaip tu įsivaizduoji, jeigu tu būtum tėtis dabar, ne, kaip tu motyvuotum savo vaiką? Stengčiausi taip pat kaip ir mano tėvai, kur parodė daug, kad viskas įmanoma, bet nebuvo taip, kad imk čia nais pinigų ir imk vos ne sąskaitą naudoti. Pamačiau pakankamai ir tikrai labai daug davė, bet buvo, kad norėjusi vis tiek daugiau, nes mačiau, kad daugiau yra. Taip. Aš prisimenu, taupydavau pinigėlius, iš pietų pinigų dėdavau, kad ten nusipirkti kažką. Tai pas mane irgi buvo ta motyvacija daiktams. Ir kai tu, pavyzdžiui, ten nusipirki, tu užsidedi, tu ten gerai jautiesi. O kas pas tave buvo? Čia buvo, žinai, kad tu gali atsiskirti nuo tėvų, būti nepriklausomas. Kur buvo tavo visas drivas, žinai? Negaliu pasakyti, kad atsiskirti nuo tėvų, bet galiu tiesiog daryti, ką noriu. Kaip, sakykime, norėčiau kokį nuobų nuvažiuoti, kai buvo 16. Nu tai gerai, vieną kartą leistų. Bet jau antrą kartą tai būtų nurimbiškai. O tuo metu, kaip savo jau uždirbau, tai jau galėjau ir vieną dieną nuvažiuoti pavalgyti, kitą dieną pasiimti take-out iš tenais ir net nežinai, net negalvoti. Neapsikrauti. Jo, neapsikrauti. Kur kvailiausiai esi išleidęs pinigus? Daug dalykų. Bet pirmas, kur atėjo, tai nebuvo, kad pasakyčiau, labai daug pinigų, bet pirmas geras čekis, kur gavau iš aktinimo, tai buvo gal iki 900, gal 1000. Ir viską iki $1 užėjau ant Nike website ir nusipirkau Jordanus. Gal 5 poras. 5 poras, jo. Ir kaip 14 metų dar koja auga, tai po šių mėnesių išaugau už tų visų batų. Bet tuo momentu tai man atrodė, kad, ką aš daugiau galiu pasiimti, reikia batų. O taip visada būna, dabar net būna, kad ateinu į parduotuvę su draugė ar su kažkuo, tai
Ir taip gaunas, kad išeini biški, nepasižiūri į kainas iki tol, kol jau stovi mokė. Tai būna, kad išsitaškai. Ja. Žiūrint atgal su dabartiniu mąstymu, tau pinigai labiau tapo tikslu ar kaip įrankis? Gal kaip įrankis, mažiau negu tikslas. Taip, žiūrint atgal, galiu pasakyti, kad linksmas, kad tiek daug klaidų buvau padaręs, kadangi tu iš visko pasimokini. Iš visko pasimokini, tikrai. Pavyzdžiui, dabar, kaip žiūriu, tokį gerą biznį tuo metu turėjau, labai didelis buvo šitas margin, profito. Taip. Tas margin tai kiekis, kiek uždirbi, ar ne? Jo, nuo investavimo. Nuo investavimo. Taip. Galima sakyti. Būčiau įdėjęs tos visus pinigus atgal į biznį, pakėlęs daugiau reklamų, užsisakęs daugiau, kad turėti dėklų ateičiai. Ir taip ir dabar galiu pasakyti, kad jeigu kažką tai daugiau uždirbu, investuoju kažką tai, įdedu į tą, atidarau tą kompaniją, kažką tai, kad vis judėti į priekį. Tai pasimokai iš tų klaidų, žodžiu, savo čekių neištaškai, o dabar jau stengiasi neištaškyti, jo, ir stengiasi perinvestuoti. Aš iš tikrųjų irgi labai panašiai, žinai, kai pagalvoju, kiek yra pinigų išleista ir ištaškyta, bet aš galvoju, kad mes visi per tas patirtis turim praeiti ir čia todėl, kad aš kaip sakau, gal tai skamba nelabai gražiai, bet čia yra tiesiog iš nepritekliaus ir iš nepatyrimo, nes, tarkim, žiūrinti tas šeimas, kurios, pavyzdžiui, turi generational wealth, ane, kur ten tie vaikai užaugę tokioj prabangoj, tose namuose, jiem ta prabanga yra normalu. Taip. Jie to taip nesureikšmina, dėl to, pavyzdžiui, dažnai pamatai turtingus žmonės, jie net iš vis vaikšto paprastais drabužiais, jie net yra ta kategorija, kur taip, yra kategorija, kur kitaip, bet yra labai daug žmonių ir tikriausiai sutiksi, ypač Los Andžele, ypač, pavyzdžiui, kokiam San Franciske. Patys turtingiausi žmonės, jie net apsirengia paprastai, jie visiškai ten, nei jokių laikrodžių, nei jokių blizgučių, pavyzdžiui, mano vyro partnerė, su kuria jie pradėjo kompaniją, viena turtingiausių šeimų Amerikoje. Tu pamatytum, kaip jinai apsirengus. Ta prasme, man būtų net nepatogu su savo drabužiais prie jos. Nu, ant kiek yra paprasti žmonės, bet, žinai, ten kartu žaidžia su Bušo šeimom, ten, ta prasme, vasarnamiuose ten ir taip toliau ir panašiai. Tokie ryšiai, toks gyvenimas, ta prasme, jiem tai yra norma. Mum tai yra, žinai, kaip kaifas, mes mėgaujamės tais dalykais, nes mes to nematę, to neprisilietę ir mums tai yra nauja, realiai. Taip. Tai ir yra skirtumas. Los Andžele ypač to matai, kas yra new money, labai lengva pamatyti, ir kas yra old money. Didelis skirtumas yra. Pas tave draugai labiau new money ar old money? Ar visokių yra? Visokių yra. Tai papasakok apie savo akademinį gyvenimą dabar. Tai žodžiu, verslas, boksas, visos tavo patirtis. Aš šiek tiek noriu, kad tu papasakotum, ką reiškia mokytis Amerikoje. Tai mokykloje, kaip ir sakei, ten pradžioj ten buvo tos skirtingos patirtis, kad iš Seatlo į Los Andželą. Tu žinau, kad mokeisi ir namuose. Ir mokeisi fiziškai mokyklai. Papasakok šiek tiek apie tai, kaip atrodo paauglio gyvenimas Los Andžele einant į mokyklą. Tu į privačią ar į public school? Į public, visada. Visada į public school? Apart kaip ėjau į online school 2 metams, tada buvo private school, bet šiaip tai visada ėjau į public. Kaip tu galvoji, pavyzdžiui, yra tokia, nežinau, kaip miskoncepcija ar tiesiog, nežinau, ar gandas, ar toks teiginys, kad jeigu tu neini į privačią mokyklą, realiai tau šansų prasimušti ir, ta prasme, gerą darbą gauti yra neįmanoma. Bet aš kaip matau, kad čia nieko bendro gali neturėti su tuo. Ne, nelabai. Jeigu tu eini į privačią ten high school, sakykime, jo, tau padės į universitetus įstoti, bet gyvenime nepradės. Yra pilna žmonių, kur aš žinau, kur ėjo į privačią mokyklą, kur nieko nedaro savo gyvenimo. Ir žinau pilna, kur ėjo į su manimi mokyklą, kur gana daug jau mano metų net pasiekia. Tai nieko nereiškia. Ar tu jautei, pavyzdžiui, kad yra kažkoks, egzistuoja rasizmas mokyklose? Kokios yra pagrindinės problemos, ką tu matei kaip paauglys, kas vyksta mokyklose?
Su rasizmu tai ne, Kalifornijoje iš viso jokių problemų nėra, galiu pasakyti, nors nemačiau pats to savo mokyklose. Problemų daug nėra, yra kaip ir visur, mokytojas, kur nemokina gerai, tai pati didžiausia problema, kur čia nežinau kaip Lietuvoje, bet Amerikoje, pavyzdžiui, yra tenure, kur tu jau kažkiek tai metų pramokinės mokykloje, tai tave įrašo ir labai jau sunku yra tave atleisti. Tai labai matosi ant mokytojų, kur tenais jau matosi su dinozaurais užaugę ir nieko iš viso nemokina. Knyga, bum, paimk, skaityk. Ir viskas. Ir į testas, jo, kur net į testą žiūri, nieko iš tos knygos nėra ant testo. Tai pati didžiausia problema. Apart to, tai nelabai. Man tai, žinai, yra pats baisiausias dalykas, tai visi tie susišaudimai mokyklose. Ir, žinai, čia, aišku, visiems yra labai įdomu, kiek iš tikrųjų tai vyksta, kiek tu matei aplinkui, gal yra kas iš tavo draugų patyrė, žinai, kur buvo, pavyzdžiui, mokyklose šiti visi incidentai. Labai man pasisekė, nes to nebuvo pas mane ir Kalifornija labai griežtai su tuo. Kiek atsimenu, visose mokyklose buvo 3 policininkai maždaug. Oho, policija yra mokyklose? Jo, kur, todėl nes Kalifornijai mokyklose atidarytos. Nėra taip, kaip iš filmų tu žiūri, kur uždarytos ir tenais lokeriai ir kažkas tai tokio. Ne, laukas. Tavo kiekviena klasė yra kitas pastatas lauke, kieme. Geras. Jo, tai lengva ateiti į tokią mokyklą. Nėra taip, kad vienas įėjimas, ten pro kalną pralipsi, pro kažkur tai. Tai iš skirtingų pusių tiesiog žiūri. Ir buvo toksai vienas incidentas mokykloje, berods 12 klasiai, kur toksai vaikinas buvo keistas ir su savim kalbėjo vieną kartą, kaip jau ėjau iš mokyklos. Ir girdėjau ten kažką tai apie šautuvus, kalbėjo, bum, apsukau su draugu. Nuėjom, paskundėme, žinai, į šitą, kad kalbėjo, bet tiesiog pasakė, jo, tai jisai tiesiog taip daro. Toksai, tiesiog kalbasi su savim. Tiesiog kalbasi su savim ir toksai, tai jūs nieko nedarysite apie tai, kaip tiesiog taip galima. Tai va, galiu pasakyti dar vieną problemą, kur buvo. Bet apart to nebuvo, kad galvojau, žinai, pavojus bus ar kažkas į tokio. Jo, bet tau labiau patiko homeschooling ar eiti fiziškai į mokyklą? Fiziškai į mokyklą. Jo, 100%. Homeschooling tai aš dariau, kaip biškį rimčiau pradėjau žiūrėti į aktorystę ir jau ties galu nebelabai žiūrėjau. Tiesiog, kad prasidėjo COVID ir dar prasitęsė ar taip metams. Bet po to sugrįžau 12 klasę, tai labai gerai, kad 12 klasė jau buvau mokykloje su draugais. Vis tiek socializint, aš manau, kad vaikam yra labai svarbu. Tu vis tiek turi tą savo kažkokį tai susikurt pasaulį, žinai. 100%. Bet ką mane išmokino labai online school, jinai nebuvo taip, kad tu dabar turi būti klasiai, viskas tuo metu. Ne, tau, sakykime, iki galo mėnesio tu turi padaryti tenais 30 dalykų ir tau duoda pasirink kada. Tai būdavo, kad vieną mėnesį nieko nepadarau ir jau kitą mėnesį, žinai, reikia susižiūrėti, reikia kažką tai daryti. Tai labai pamokino apie time management. Pavyzdžiui, aš kai turiu su time management problemą, tai man šitas variantas tai yra tiesiog neįmanomas. Todėl, kad man turi būti deadline'ai ir aš esu paskutinės minutės studentas, paskutinę naktį viską darau ir tau klausimus atsiunčiau persižiūrėti irgi paskutinę naktį. Tiesiog man kitaip, aš kad ir ką bandyčiau daryti, man niekaip kitaip nesigauna. Tai pavyzdžiui, aš nežinau, aš tikriausiai nebaigčiau mokyklos šitokiu būdu. Aš irgi būčiau nebaigęs, jeigu neturėčiau mamo šalia manęs, kur jausiai sakydavo, padarai mokyklą. Ok, o dabar pasižiūrėsim, ar padarai. Ir būdavo, kad raktus pasiėmė mašinas, negaliu niekur važiuoti. Ir visko būdavo, iki tol, kol jau išmokau pats, kad viskas reikia daryti, kaip gauni. Ir kartais irgi būdavo taip, kad paskutinę sekundę palieki, ten kažkokį tai esė reikia parašyti. Ir tada žiūri, kad reikia 12 puslapių. Tuo metu dar nebuvo ChatGPT, kad parašytų. Taip. Tai buvo visokių problemų. Ko reikia, kad įstoti gerą universitetą? Būti aktyviam, aišku, yra skirtingi dalykai. Vienas tai iš sportų lengviausia, jeigu tu tenais labai skirtinis esi iš futbolo, amerikoniško futbolo, krepšinio, bėgimo, imtyniavimuose irgi. Visokie tai universitetai priima. Kitas yra su pamokom, labai gerai varyti. Extracurricular activities, kaip tenais po mokyklo, žinai, daryti
debate club čionais yra, daug kalbų mokėti ir visokių. Jie žiūri, kas stengiasi realiai. Kaip turėjau vieną draugelį, kuris įstojo į Berkeley ir labai jam pasisekė. Jo mokyklą sumokėjo, jo butą sumokėjo, čia San Franciske, tai gana nepigu. Oho. Ir davė jam dar kas mėnesį pinigų, kad jam nereikėtų dirbti, 1,000. O profesija, į ką jis įstojo? Jisai computer science. Geras. Jo, čia taip retenybė ir čia nesenai, nes šiaip, ta prasme, pavyzdžiui, mano vyras, jisai baigė Stanfordą. Tai man atrodo, net tais laikais, kiek aš gerai prisimenu, tai visų pirma, ten papuola, nežinau, 1-2 žmonės į skirtingas kategorijas iš visos Amerikos. Ten labai, dabar šiam momentui, tai aišku, jau yra tų kelių, jeigu tavo ten tėtis pastatė kokį nors atnaujino kompleksą, investavo į Stanfordą pinigų, tai aišku, tau jau vieta yra, žinai, kaip ir jau garantuota, bet ir tais laikais jisai ėmė student loan. Ta prasme, čia ką tu pasakoji, tai čia yra kosmosas, ta prasme, kad čia labai skirtiniai, nieko daugiau nepažįstu, kad taip pasisekė, bet jisai visą 12 metų, kur nuo pirmos klasės, nuo pirmos irgi imigrantas buvo. Nuo tada, kai atėjo į Ameriką, jisai būtent į tą ir žiūrėjo, kad į šitą universitetą papulti, ant šito būtent dalyko ir taip ir stengiasi. Ir pasisekė jam. Tai ką tu dabar šalia viso to, ką veiki, studijuoji? Studijuoju film production. The science of film production. Einu į Los Andželo filmo mokyklą įstojęs. Tai skaitos kaip universitetas. Gana geras filmų. Padariau šiaip metus Moore Parke, tai ten pasibaigiau matematiką, psychology ir viską, ką tokio reikėjo pasidaryti, kad nereikėtų kartoti vėliau. Ir šiais metais jau gausiu bakalaurą. Ok, ir toliau? Šitą padėsiu į šoną, nes gana brangus dalykas yra daryti savo filmus ir nelabai noriu laukti investitorių. Ir žiūrėsiu į savo biznius iki tol, kol galėsiu kažką tai pastatyti iš savęs, iš filmų. Bet tu, kiek žinau, stosi į entertainment law? Taip. Ne į pilną, tiesiog į kursą, ne į pilną, kaip nedaeisiu, kad Laikyti egzamino. Jo, aš net negausiu masters, tiesiog porą klasių pasiėmiau iš būtent entertainment law. Visada yra Los Andžele, visam pasaulyje. Yra gerai tai žinoti, kad pats apie savo kontraktus galėtum praskaityti. Net dabar, žiūrint į boksą, kartais būna, kad atsiunčia man kontraktus ir reikia gilintis į tai, reikia žiūrėti, kartais žodžio nesuprantu, reikia mokintis. Supratau, nes kiek žinau ir, pavyzdžiui, tikriausiai girdėjai ir matėjai, Kim Kardashian, jinai irgi stojo į teisę, bet čia galbūt dėl to, kad, šiaip žmogus jaučia aistrą tam, plus tėtis buvo labai garsus advokatas. Beje, žiūrėjau šitą dokumentiką apie O.J. Simpson, gal žiūrėjai? Ne, nežiūrėjau. Toks geras eina savo. Ir aš taip galvoju, koks yra sunkus darbas pačio, advokato ginti žmogų, kuris akivaizdžiai yra kaltas. Žinai, ir čia dar žmogžudystė, tai čia yra kosmosas. Tarp kitko, pažiūrėkite O.J. Simpson dokumentiką, kas nematėt, pamatysit. Tai Kim Kardashian visus savo sesių kontraktus skaito. Ir žiūrėjau kažkokį tais intervą su Kris Jenner, tai jinai grynai ir sakė, kad Kim yra dabar jų family lawyer. Žinai. Tai čia žiauriai naudingas dalykas. Aš net pati norėčiau praeiti, nes čia viskam kam ir tikriausiai tu sutiksi, Amerika ko išmoko, visur kontraktai. Su bet kuo, jeigu turi kokį reikaliuką, kontraktai. Su manim taip nebūna. Aš labai nemėgstu kontraktų. Turiu, pavyzdžiui, marketingo kompaniją, tai kai būnam kažkokį tai klientą pasiemam, mes duodam praskaityti, bet nėra to tokio, kad kontraktas būtų, kad viskas, tu susirašytas, ne, labai vienas puslapis ir taip pat man nepatinka pasirašyti kontraktą. Nepatinka? Ne. Daugiau, kad sutinkam, aš žinau, kad aš tai padarysiu, kaip pasakiau, ir tikiuosi, kad kažkas irgi taip pat padarys ir viskas.
Nu čia aišku, čia idealus variantas, bet žinai, Jo. ne visą laiką taip gaunasi. Tarsi, aš sutinku iš tos pusės, ką tu sakai, nes ir pati turėjau nesenai tokią patirtį, kur, žinai, būtų viskas visai kitaip išsisprendę, jeigu mes nebūtume turėję kontrakto. Kaip ir suprantu, kad galbūt tai nebūtų ėję toli, bet vien ta mintis, kad tai galėtų būti, tave, žinai, jau daug dalykų pristabdo, žinai. Tai iš vienos pusės gerai, iš kitos pusės negerai, bet, nu aišku, žinai, bet gyvenam tokiuose laikuose, kur tikrai tu turi taip save apsaugoti visame kame. Jo, Žinai, net bet kokias procedūras, pavyzdžiui, čia Amerikoje atėjus darytis, bet ir Lietuvoje jau duoda ten pasirašyti, kad sutinki vos, nežinai, jeigu pragręšim nervą, tai tipo atsakomybės nepriimam, žinai. Dar grįžtant apie mokyklą, noriu tavęs paklausti. Mokyklą, koledžą, žinai, mes gyvenam Kalifornijoje ir čia tikrai yra labai liberalus steitas ir mes esam garsus keistai žmonėm. Ar pas tave buvo mokykloje tokių keistų, žinai, kur būna žiūri ir galvoja, nu kosmosas visiškas, žinai. jo, visada tas toksai yra, nežinau kaip pasakyti, bet kad teatro vaikai tai yra keisti ir niekada aš high school'e neėjau į teatrą, tai to net nepastebėjau. Iki tol, kol dabar pradėjau eiti į universitetą ir kai buvau nuėjęs ne klasiai, bet tiesiog apžiūrėti ir kaip žiūrėjau, kokie tenais yra žmonės keisti ir nusprendžiau, kad jo, labai gerai, kad aš darau online viską. Supratau, tai Jo. tu nematai to, nes mes, man atrodo, vis tiek, žinai, kad ir kaip bebūtų, mes lietuviai tokie esam ir konservatyvūs ir, nu, pas mus tokie keistuoliai nepaeitų. Nei Kaune, nei Panevėžy, nei Ne, Šiauliuose, ne. žinai, kaip būna, nu, ta prasme. Kalifornijoje ypač labai bijo kažką tai pasakyti, nenori įžeisti. Lietuvoje taip nebūtų, jeigu kažkas tai keistas. Nu, ir išgirstu tai daug kartų iki tol, kol nebebūtų keistas žmogelis. Jo. Kai turėsi savo vaikų, pavyzdžiui, tu pagalvoji apie tai, vat, norėtum auginti juos Amerikoje ar ne? Jo, norėčiau, bet ypač Kalifornijoje reikia prižiūrėti, kas mokykloje, nes buvo pora, kad, žinai, išmesti buvo iš mokyklos dėl narkotikų, kur naudoja net mokykloje. Mokykloje. Ir šiandien net ne Los Angeles, šiandien Ventura County, kur gana tylu, ramu. Tai įsivaizduoju, kas darosi Los Andžele. Jo, aš taip pagalvoju, Beverly Hills, kažkas tai tokio, kur ten prodiuserių vaikai eina. Ten, nu tai dabar neprisimenu tos pavardės, bet tu gal man priminsi, šita labai garsi prodiuserių šeima, jų sūnus nušovė juos. Neatsimenu pavardės, bet aš girdėjau apie šitą istoriją ir iš tikrųjų daugiau pasižiūrėjau tai ir kad labai daug kas aplinkui šeimą jau žinojo, kad šitas vaikas buvo gana agresyvus, gana keistas. Turėjo jisai problemą realiai su narkotikais. Jo, tai tokie dalykai galiu sakyti, kad ne visada, bet kartais būna numatomi ir taip žmonės aplinkui sakė, kad tai buvo, jeigu nebūtų tėvai, būtų kažkas kitas kažkada. Iki tiek. Jo. Jo, tai va, pavyzdžiui, man labai įdomu iš tavo perspektyvos, jau tau praėjus, va, tarkim, aš galiu pasakyti iš savo paauglystės ir iš savo ten vaikystės, į tam tikrus dalykus, ten sakyčiau, va, aš auginčiau vaiką, tai aš irgi va, žiūrėčiau tai ir tai. Pavyzdžiui, ką tu akcentuotum, tarkim, iš tų paauglių vaikų, va, kaip sakai, prižiūrėtum, bet prižiūrėtum ką? Prižiūrėtum draugų ratą, prižiūrėtum, labai gilintumės į mokyklą, kokie yra tokie key points, žinai, kad vat, kaip tu prižiūrėtum tos savo vaikus, žinai? Aš sakyčiau, daugiausiai priklauso tai nuo draugų, su kuo tu būni kasdieną mokykloje. Man pasisekė labai mokykloje, kad mano visi draugai buvo gana geri studentai. Adekvatus. Jo, visi protingi iš gerų šeimų, bet žinau, kai kuriems, kur nepasisekė ir vis tiek. Tempia, kad tempia žemyn. Jo, ir matai, kad ten nuo 10 klasės, kur atrodo normaliai buvo žmogus, pamatai 11 ir 12 klasę ir kaip atrodo visai kitas žmogus. Nors ir nuo geros šeimos ateina ir geri tėvai, bet tiesiog draugai tokie. Tai kas, alkoholis, narkotikai ir taip toliau. Įtraukia, žodžiu. Jo. Ir tu, žinai, visada bandai įtikti, nenori, kad tavęs stumti iš grupės, kad tu
negeri ar kažko tai nevartoji. Tai papasakok dabar, kaip mokyklos laikais būdavo tusovkės pas jūs ar ne, slaptos? 100% būdavo. 100% būdavo. Bet pasirenki, kur važiuoti, kur nevažiuoti. Ir būdavo tų pasiūlymų? Jo. Visada? Visada žiūri, adresas, žiūrim, kur čia nais, kur čia kas vyksta. Kartais būdavo geresniam kokiam name, kaip prie mūsų toksai Lake Sherwood. Tai ten Halloween vakarėliai gana įdomus būdavo jau dideliuose namuose, kur kartais net tėvai būna ir irgi duoda patys alkoholį, tėvai, žinai, ten vaikams, kur tuo momentu gana keista buvo, bet dabar suprantu gal dėl ko, kad nenorėjo, kad pas kažką tai kitą varytų. Aš galvoju, kad apskritai auginant vaikus, čia, žinai, yra toks, nežinau, mum gal ir tau ir man pasisekė, mano tėvai, žinai, vertino mane pagal mano, tarkim, pagal tai, kokia aš esu. Aš esu pirmas dalykas, labiau suaugus negu ten, tarkim, mano bendraamžiai, nes tu matai, kaip vaikas mąsto, kaip jisai vystosi, kaip jisai elgėsi. Aš buvau tas vaikas, kur labiau prie suaugusių. Tu irgi, skaityk, šalia tėvų, tėvai veiklus, keliauja, toks, žinai, gyvenimas verda. Tu visada esi šalia to, tu esi supažindintas su ta aplinka, ne taip, kad ten tu esi atskirtas kažkokiam burbule svajonių, kad alkoholis neegzistuoja, narkotikai neegzistuoja, visur tik drugeliai, gėlytės ir taip toliau, žinai. Tu turi aiškinti vaikui, kad čia yra šitas pasaulis, jeigu tu pavartosi, kas tau bus. Aš prisimenu to, žinai, pokalbis, mama, tik ten negerk iš svetimo kokteilio, ten, nes jau kai ateina paauglystė, jiegi patys per tai praėjo. Mes, kad ir kaip, žinai, dabar mes galim pakalbėti apie tos balius, kur kas ten, kur buvo nusirovę, pabėgę iš namų, žinai, kokį slaptą balių. Bet tuo metu tai aišku, tėvai sakys ne. Bet, pavyzdžiui, mano atveju tai buvo taip, kad man leido šiek tiek, žinai, ir aš gal suprantu tuos tėvus, kurie, žinai, ten 16-17, tai aišku, kad visi jau geria, žinai. Bet tu nori, kaip pasakyti, viską padaryti, kad tas vaikas, neduok dievę, nepradėtų kokių narkotikų ten vartoti, ne? Taip. Tai tu, žinai, negali jo ten visiškai sulaikyti, jeigu visi aplinkui jau, žinai, tūsai, baliai ten ir taip toliau, jau mašinas vairuoja 16 metų, tai, žinai, kur tau čia? Tai aš, žinai, įdomus momentas, kad įsivaizduoji, yra tūsas namuose ir tėvai patys užleidžia ir, žinai, ir tu galvoji, čia yra geras kaip ir momentas, ar toksai keistas momentas? Aš sakyčiau geras, nors aš toj pačioj pozicijoje nebūčiau, nenorėčiau, kad pas mane būtų pilna vaikų. Ir jiems, žinai, pilstyti margaritas. Jo. Bet suprantu, dėl ko taip darydavo, kadangi tai yra saugiau, tu gali prižiūrėti, tu žinai, kad niekas į tavo namą, kad ir atsivežtų narkotikus, tu paėmė, išmeti ir viskas. Jo, ir išmeti tą draugą, žinai, kuris atvažiavo. Tai va, tu gali kontroliuoti situaciją, nors aš taip pat nedaryčiau, bet tikiuosi, kad kažkas taip aplink mano vaikus taip darys. Tai ką, labai iš tikrųjų fainai buvo su tavim paplepėti, išgirsti šiek tiek daugiau iš tavo perspektyvos, kaip iš jauno žmogaus, labai veiklaus, verslaus žmogaus. Tikiuosi, kad įsikvėpsit iš Dajano ir čia bus tokia, žinai, geras spyris visiems paaugliam, kas žiūri tave, nori, žinai, ir mašinų, nori ir laisvės, ir nori nepriklausomybės. Tai man toksai, žinai, net ir pačiai įkvėpimas klausantis tavęs apie dėkliukų biznį. Man labai patiko. Tai iš tikrųjų turiu kelis tau pabaigai klausimus, signature klausimus mano podcast'o. Tai pirmas skambėtų taip. Ką norėtum savo pasakyti, jeigu galėtum atsukti laiką atgal? Nieko neturėčiau ką pasakyti. Lygiai tokias pačias klaidas daryčiau, pasimokinčiau, nes esu labai patenkintas, kaip aš užaugau ir kaip pasimokinau iš savo klaidų. Kas tavo gyvenime tave labiausiai užgrūdino ir suformavo kaip žmogų? Sakyčiau, mama ir antras tai tėtis. Bet daugiausia tėvai, 100%. Ir jeigu norėtum pasakyti vieną sakinį žmogui, kuris dabar ieško savo kelio, koks jisai būtų? Pirmiausia, rekomendacija. Nežiūrėkite į social media, netikėkite social media, kadangi tu niekada nežinai, ką žmogus daro, ką žmogus turi, kas yra tiesa, kas yra netiesa.
žiūrėkite į savo gyvenimą ir ieškokite opportunities savo gyvenime ir būkite linksmi. Nes per linksmumą ateina faini žmonės, Taip, nes energija yra mūsų realiai viskas, ką mes turim, ar ne, kokią mes energiją skleidžiam, tą mes ir pritraukiam. taip. Nu, ačiū tau, labai jaunas, protingas žmogus ir esi pirmas vyras mano laidoj. Va, Labai gerai. ačiū Dėkui. tau už pokalbį.